Sekantį automobilį jums noriu parodyti iš Manheimo aikštelės. Sveiki automobiliai, nedaužti, su clean titlais, tai yra S580. Jisai turi beveik 96 tūkstančius mylių nuvažiavęs, o toks vadinamas juodas ant juodo, tai yra išorė juoda ir salonas taip pat juodas su AMG apdaila. Diskai, kaip matot, šiek tiek yra nubraižyti, padangas irgi jau keisti kaip bolido. Taip, 95-680 mylių nuvažiavęs, 22 metų modeliukas, 4 litrai, kaip žinot. Labai fainas, 4 varomi, pajuodinti va diskai. Jisai ketvirtadienį bus aukcionas. Turi va tokį gražų juodą saloną. Karališka tiesiog. 4D aparatūra hebrytė. Man, jeigu neklystu, 24 kolonėlės yra. Pasižiūrėkit, duryse 1, 2, 3 groja, patikėkit kaip gerai. Šita apdaila yra irgi mandra su tom juostelėm. Čia yra papildoma funkcija, visur oda. Vairas odinis, sėdynės yra karinės, geros, šiek tiek apsitrynusios yra. Paduškėlės prie galvytės. Užvesti jo negaliu, nes raktai yra ofise, bet jisai kūrėsi važiuoja. Panelė visa sveika. Visur alkantaro lubos ir taip toliau. Durų pritraukėjus turi. Durys prisitraukia. Galas irgi žolaidėlės elektrinės, pilna vietos, reguliuojamos šildomos šaldomos galinės sėdynės. Staliukas prie galo, kaip sakant, karaliaus vieta galiai yra, su juo tik tai reikia būti vežamam. Toliau, pabraižymai, kaip matot, šiek tiek yra ant durų. Galinis diskas turi irgi šiek tiek pabraižymų. Galas, atrodo, turi gražų spoileriuką. Kaip minėjau, ketvirtadienį jos bus aukcionas. O jos kaina aukcione su tokio myliam, su tokių metų galima būtų paimti nuo 41 tūkstančių iki 43-4 tūkstančių dolerių. Tai manau, kas ieškot šito limuzinų, žinokit, būtina atkreipti dėmesį. Jie labai fainas modeliukas, čia matau šiek tiek pabraižyta, nepabraižyta, bet įlenkimas. Bet čia su meniniu lyginimu lengvai turėtų išsiimti, nes negilus. Šitas diskas irgi pabraižytas, padanga irgi matot gumbas, bet padangas reikia keisti, žmogus čia važinėjo iki paskutinio. Tai jeigu kam įdomu, susisiekit, Manheimo aukcionas.